Šiandien pakalbėsim šiek tiek apie adatas. Su jumis Grigorijus, siuvimo mašinų meistras. Žiūrėkit, va čia dabar mes pajungiam zoomą kiek įmanoma. Iš kairės pusės gerą kokybišką adatą, man atrodo, argan. Toliau visas va tas, čia mano rinkinys, taip sakant, kolekcija. Žiūrėkit, kokios skylutės su atplaišais, visos nelygios. Kur skylutė didelė, kur maža. Nu, va šitą ypatingai jo. Tie groveliai padaryti ne iš tos pusės. Tai reiškia, jūs teisingai statot adatą, o faktiškai gaunasi, kad jinai statyta neteisingai. Už tai mašina nesiūna. Tai apie kokybę siuvimo gerai jau, tiek to. Va čia vėl gerą kokybišką adatą, paskutinė. Matot, yra skirtumas, ne? Tarp šitos ir kokios nors, va, iš šitų, pavyzdžiui, jo. Tai va, tai adata turi labai didelę reikšmę siuvimo metu. Nepaisant to, kad ten gali traukti siūrų ar praleidimų daryti, adata gali gadinti jūsų siuvimo mašiną. Tai šitą video padaryta tam, kad jūs niekada neateitume taisyti siuvimo mašiną. Mūsų tikslas, kad jūs nupirktume arba pataisytume mašiną pas mus ir daugiau niekada čia nesugrįžtume. Keistas tikslas, bet ką padarys. Tai va. Gerai, bandau aš su ta kamera kažkaip gal palikti taip, kaip yra. Gerai. Nu va, paliksim taip, toliau. Tai kada jūs naudojate nekokybiškos adatos, jums tos adatos dažniau lūžta ir gadina jūsų siuvimo mašinos. Dabar apie adatus taip. Kokią adatą pasirinkti? Jeigu pas jūs ploni siūlai, plonas siūlas, tai pavyzdžiui 120, gali būti ir plonesnė, bet 120 šimtinis numeris, taip? Va čia kažkur tai turi būti parašyti, rašo antrytės pačios, rašo numerį, gamintoją ir iš ko jinai pagaminta. Visų pirma, siūlas turi būti poliester 100%, antra, antrytės rašo vat numerį. Numeris 120. Jeigu siūlas 120, bet kokią adatą tinka. Galit statyti, siuvant ploną medžiagą, galit statyti ploną adatą, siuvant storesnę medžiagą, galit statyti storą adatą. Plona tai 70, 65, 80 irgi skaitai, kad tai yra plona adata. Tai tada naudojat siūlą 120, galbūt šimtinę net ir siūlą ir adatą bet kokią tinka. Problema prasideda tada, kada klientas pradeda siūti storais siūlais. Jeigu siūnat storais siūlais, tada būtina pakeisti storą adatą. Todėl, kad labai dažnai būna prisižiūri mūsų video, kaip tas meistras Grigorijus siūna 20 sluoksnių lyno. Bandau ištraukti tą kamerą, taip. Tas meistras siuva 20 sluoksnių lyno, o dabar paskutiniu metu aš siūnu jau 30 sluoksnių lyno. Ir viskas gerai. Gerai, todėl, kad aš siūnu plonais siūlais. Ką masto klientas? Noriu pasiūti storą gaminį, man reikia storų stiprių siūlų. Paima storą siūlą, įstato į tą 90 adatą storą siūlą ir mašina nesiūna, pešia siūlą, laužo adatą, stringa ir taip panašiai. Tai va, tai nepamirškite apie tai, kad jeigu jūs naudosit storų siūlų, tai yra 80, 36, ten 20 numeris, 10 nekalbam, 10 siūt negalima šiaip. Tai tada jūs parinkat storesnę adatą. Kokios storesnę adatą? Pradedant nuo šimtinio, tai yra stora adata. Siūlas 80, adata 100. Siūlas ten 36, irgi gali būti šimtinė adata, bet jau gali būti ir 110. Storiausia adata, kur gamina gamintojai dabar, šiais laikais, tai yra 120. Storesnė adata negu 120 nebūna. Tai reiškia, kad 120 adata jūs teoriškai galite siūti 20 siūlų, bet nepatarsiu tai daryti, nes gali būti problemas. Kodėl reikia rinktis ploną adatą siuvant ploną medžiagą? Pavyzdžiui, jeigu siūnat užuolaidas šifoną kokią nors, tai ko plonesnė adata, tuo mažesnis daro skylutės. Daro mažesnių skylučių ir tada tas peltakis šiek tiek atrodo gražesnis. Taip. Tai siuvant ploną medžiagą, jūs norite preciziškai labai geros kokybės, statykit adatą 70 ir sukit. Šiaip, taip ir viskas. Pas mane buvo klientas, kur nupirka kitą naują siuvimo mašiną, nes seną, kaip jam aiškina meistrai, neįmanoma buvo pataisyti.
ateidavo ten keletą meistrų, jam pešė siūlo prie adatos ir traukė tą siūlą. Ir pasakė, kad čia yra gamyklinis brokas arba jinai sena kažkokia tai. Ir vienu žodžiu, klientas nupirko naują mašiną ir naują mašiną irgi pešė siūlą jam. Jisai jau nežino, ką daryti. Pasitaikau aš kažkaip tai ir iškvietė mane. Pasirodė, kad problema buvo tik tame, kad buvo per ploną adatą, o tas siūlas buvo storas ir gaminys irgi buvo toks storokas. Taip. Kad nepeštų siūlų, adata turi pradurti tokią skylutę didelę, kad siūlas ten laisvai vaikščiotų tom grovelį adatojais. Adata turi grovelį, ten siūlas turi vaikščioti laisvai. Jeigu ne laisvai, nu, tai reiškia pešė siūlų. Ir mes pataisim tą siuvimo mašiną naują taisyti beveik nereikėjo. Ir seną pataisiau ir irgi siuvo tą mašiną puikiai ir jisai buvo labai nusivylęs, kad be reikalo nupirko naują mašiną. Nu, va taip nepasisekė su meistrais. Kartais pasitaiko. Dažniausiai meistrai žino, kodėl pešė siūlą. Nu, taip. Tai apie adatus. Adatus būna universalius. Dabar aš parodysiu dabar tos adatus. Va, yra adatus universalius. Argan japonai. Japonai, nu, kaip universalių adatų nerašo, kad tai universali. Nieko neparašyta, tiesiog argan ir įvairių adatų. Storų, plonų rinkinys toksai. Skaitosi universalią adatą, galit siūti ir ploną, ir storą medžiagą ten, nu, ką, ir trikotažą galit prasiūti, ir odą galit prasiūti, kokią 100 adatą. Bet gal siūs, o gal, taip sakant, ir nesiūs. Todėl, nu, būna dar tokių, bet nerinkiniu, tiesiog 90. Toliau. Tai šitos perka pas mus dažniausiai. Paskui, vat adata parašyta čia super stretch. Jau čia ne tiesiog nieko, o super stretch. Tai reiškia trikotažai. Arba tiesiog stretch būna rašo. Tai trikotažai adata. Trikotažai adata reikalinga tada, kada mes siūnam temperus medžiagus. Tai trikotažinė adata, jinai užgalasta kitaip. Trikotažinė adata užgalasta kaip parkelis galiukas, kaip tokią sferą turi. Ir ta adata negadina siuvimo medžiagos siūlus. Tai reiškia paprastą medžiagą siuvant, jum gadina medžiagos siūlos adata. Jinai jos plėša. Ir tada bėga akis. Už tai, jeigu perkat kažkur tai ten pigio prekių pasiūta, nesakysiu kur, bet, sakysim, turgui pasiūta, jo, iš turgus. Labai pasitaiko dažnai, kad bėga akis už tai, kad tiesiog siūta su paprasta adata. Pastatytume tą trikotažinį adatą, viskas būtų kaip ir gerai. Toliau. Džersit irgi trikotažas, tik tai toks megztiniams labiau, jinai dar labiau buka. Toliau perka kartais adatą odai. Ne, čia ne odai, čia džinsum, jo, džinsum. Jinai labiau tokia smeilesnė. Ir kai jūs siūnat džinsą, ten yra praėjimas iš ploną į storą, jinai tokia smeili, kad nekeičia savo kryptį, pradurint tą storą medžiagą. Nu, geriau siūna, sakant, džinsą. Tai yra 100 yra storesnė. Nuo 100 aš skaitau iki toliau. 110 irgi gali būti, 120 būna. Ir taip panašiai. Adatos odai. Matot, kaip jau užgalasti galiukai. Nelabai čia matosi, bet užgalasta kaip kastuva. Šitą adatą nepraduri skylutę, o prapjauna. Prapjauna kaip peiliukas. Kitaip vėl, jeigu storą odą, gali pešti siūlą už tai, kad vis tiek ir adata storesnė, praduria prie tą odą, o oda, kaip sakant, suspaudžia aplinkui tą siūlą ir siūlą pradeda traukti. Tai už tai reikia rinktis adatų storesnių. Dvigubą adatą. Dvigubą adatą naudoja dažniausiai trikotažui palinkimui. Čia va 4,90, nu čia nepopuliariausia, sakysim, 4 mm tai tarp adatų atstumas, o 90 čia storis, bet čia storis, nu, šiek tiek storokai, gali būti 80 arba 75. Adatos būna dar siuvinėjimo mašinom. Nu, sako, kad geriausiai siuvinėja mašinas su tom adatom, aš siuvinėju su paprastais ir man kaip ir viskas gerai. Toliau būna dar trigubą adatų, tokių adatų trigubą, ne 2 ar 3 adatus įsišakoja. Nu, nežinau, kartais. Va čia iš vis tokia, matot, jinai daro tokias didelis skylės medžiagų, jeigu ten lynas kažkoks, tai matot, kokias skylutės, ir paskui prasiūna tais dekoratyviniais raštais, va kokia jinai stora, matot, tokia plunksnų turi iš kairės iš dešinės. Aš neištarsiu, kaip jinai čia vadinasi, nu kaip parašyta, taip ir
vadinasi. Tai apie adatus trumpai kaip ir tiek. Dėl ko gali traukti siūlą, aišku, dėl to, kad adata plona. Jeigu adata stora, o jūs siūnat temperį medžiagą, tai katažą kokią nors, jo, tai galim daryti praleidimų. Todėl, kad kai adata prasmėgia į medžiagą, jinai tempia su savimi medžiagą ir kyla į viršų, irgi ta medžiaga, skylutė, adatos plokštelė ir kojelė, jinai tempiasi kartu su adata medžiaga ir daro praleidimą. Kuo storesnė adata, tuo daugiau praleidimų. Jeigu jums siūna, kaip mes bandėm ten Super Jeans tą mašiną, Jaguarą mes bandėm siūti, su ten 100 adata trikatažą ir tą nedarė praleidimą, čia stebuklas. Čia tiesiog labai kokybiška mašina, už tai mums nedarė tada praleidimą, šiaip jinai turėtų praleisti. 110 ten adata buvo įstatyta, tikrai turėtų daryti praleidimą. Tai kad siūti trikatažą be praleidimo, ką jūs galit padaryti? Kuo plonesnė adata? 75 trikatažai, yra pas mus 65 net ir. Jeigu labai bjaurus trikatažas, kuo plonesnė adata. Bet nepamirškit, jeigu jūs pasirinkot ploną adatą, tai siūlas neturi viršinti 120. Gali būti ir 150, jeigu labai plona ta adata. Tada jums darys mažiau praleidimų. Aš nežinau, tos kinetiškos adatos matėt, jo? Jos, kai padidinama zoomą, jos panašiai į to kinetišką drakoną. Buvo čia drakono metus, dabar kada čia buvo? Buvo. Va, tai kaip tas drakonas atrodo kinetiškas, taip ir adatos tos atrodo, jeigu padidinsi su padidinimu stiklo arba prizuminsi tiesiog. Tai aišku, pirkit adatų ten tos japoniškos, vokiškos kokios, tai, aišku, gamintojų. Geriausia perkat pas mus, tai jokių problemų tada nebus. Mes neturim tų prastų adatų, nebent kolekciją renku, iš tų, kad klientas atnešė, kokių stebuklų čia būna. Tai apie adatą būna buka. Visų pirma, patikrinkit, jeigu buvo kažkoks smūgis, tai greičiausiai, kad jinai jau buka. Tai tiesiog, kai ant galo žiūri, tai tiesiai į adatą. Kaip jums čia parodyti? Sakysim taip. Jeigu jūs žiūrit tiesiai į adatą, aštrumą, tai čia jinai bus buka. Blizga. Galiukas blizga. Pirštų, kai pralečia, tai prastumėt pirštų, irgi būna kabinasi. Vizualiai, plokštė ant plokštė padėk, čia yra plokštė, tai plokštė ant plokštės padėkit ant stalo ir pažiūrėkit, ar jinai nežiūri į viršų kur nors, ar nežiūri į apačią, kad vizualiai būtų lygi. Bet, jeigu koks jau buvo trinkimas, tai aišku, geriausiai tos adatos, jeigu jau blogos jos, išmeskit, utilizuokit ten, kur metalą pridavinėja, ar kur ten, nežinau, kur jūs ten, žinot kur, jo. Tos adatos ir nenaudokit, nes gaila kaip ir išmest, meta vėl į tą dėžutę su adatom, paskui paima tą kreivą adatą, atneša mašiną taisyti. Kartoju, labai dažnai būna atnešia mašiną neteisingai įstatytą adatą. Tai jeigu tos šiuolaikinės mašinos praktiškai visur, šitą plokštę, čia prapjauta pusė kolbos, jo, šitą plokštę, turi žiūrėti ne į manęs. Į manęs turi žiūrėti apvalį pusę adatos, o plokštė ten. Jeigu tai mašina su zigzagu. Išskiriant lenkiškų seno radomo, ten šonė stovi. Ir aišku, tos be zigzagų, ten zingeriai, padolskai. Tai padolskas plokštė iš kairės, jo iš kairės pusės, o zingerių iš dešinės. Labai dažnai būna atnešė tą padolską mašiną, neteisingai įstatytą adatą ir niekam nedaeina, galvoja, kad reiškia į tą plokštę turi varžtas remtis, nieko panašaus. Kaip tik varžtas ten remiasi į apvalį pusę ir vienas čia klientas buvo, tai vos aš ją kaip ir paaiškinom, kaip statyti. Adata kažkaip sunkiai buvo labai. Tai šiandien apie adatus tiek. Renkat ploną medžiagą, ploną adatą ir ploną siūlą. Storą medžiagą, storą adatą ir storą siūlą. Tai ir tiek. Su jumis buvo Grigorij, siuvimo mašinų meistras. Šitą video aš darau dėl to, kad jūsų mašiną siūtų, kad jūs neateitų pas mane, kad ramiai išleistų meistrą į pensiją, taip sakant, ir aš neturėčiau darbo. Tai statykite už tai, statykite man laikus, dalinkitės video su savo draugais, pažįstamais siuvėjais, kuris siūna. Aš būsiu jums labai dėkingas ir toliau filmuosiu jums naudingų, gerų video. Geros dienos, geros nuotaikos, gero gyvenimo, viso labo.